Nesvarbu, kiek pažengę būtume savo dvasinėme kelyje, kiek palaimos ar ramybės patirtume, niekada nebus taip, kad nesutiktume skausmo akimirkų, sunkių situacijų ir išbandymų. Tai yra natūrali šio išreikštojo pasaulio dalis. Šis gyvenimas, šis materialus pasaulis yra sukonstruotas iš laikinumo ir nuolatinės kaitos plytų. Jame nėra tikro išliekančio prieglobsčio, tikrai išliekančios užuovėjos. Tik viena esybė – Dievas. Grynoji sąmonė yra tai, kas išlieka ir tai, kas yra mūsų gyvybės šerdis, mūsų gyvenimo pagrindas, net ir visoms formoms praėjus ir dar joms neatsiradus. Šioje natūralaus proto prigimtyje yra tikroji laisvė ir amžinas gyvenimas. Plati, nelimituota, atvira erdvė, vaiski sąmonės šviesa, esanti pradžia ir pabaiga, alfa ir omega. Nepertraukiamoji būtis, nepaliesta jokių formų ir kaitos, amžinoji regėtoja. Tačiau šis materialus pasaulis, majos žaismas, kuriame vyksta šio gyvenimo spektaklis, yra nuolat kintantis ir nepastovus. Tad mes, kaip dvasinio kelio siekėjai, turime aiškiai atpažinti, kur yra mūsų išliekantis pastovumas, kur mes ieškome tikrojo prieglobsčio. Ir mes jo ieškome ne tame, kas laikina, bet tame, kas amžina, pažindami natūraliąją proto prigimtį. Turime aiškiai susidėlioti savo prioritetus ir pastebėti, kur dedame savo viltis. Ar į Dievą, esybę, amžinąją regėtoją. Ar laikomės formų ir to, kas maru. Taigi, tai gerai atpažinę, supratę šį principą, mes neturėtume sutrikti iškilus sunkumams ir nepalankioms situacijoms, bet priimti tai labai natūraliai, supratimu, kad nuolat šiame pasaulyje taip yra. Ir nėra ir nerasime čia tikros užuovėjos, kuri išliktų. Tačiau įvairios situacijos, įvairūs sunkumai palieka mumyse pėdsaką, palieka skausmo, kančios žymes, sujaukia protą ir emocijas, jausmus. Tik gerai pažindami save, pažindami tikrąją proto prigimtį, mes sugebėsime tai teisingai transformuoti, kad įgytume susitaikinimą, kad išgydytume savo sielą ir gyventume tikrai harmoningą gyvenimą. Turime atsiminti, kas esame, atpažinti natūralaus proto prigimtį, šią erdvę, nešališką, atvirą, amžinąją platybę. Kai savyje sutinkame skausmą, kilusį iš kažkokios sunkios situacijos, daugelis norime kuo greičiau patraukti tą iškilusį skausmą, užmiršti, nustumti tai į šalį.
tačiau gerai nesuprantame, kaip tą skausmą transformuoti. Gerai transformuotas sąmonės erdvėje, jis mums suteikia gelmės ir įžvalgos. Bandydami jo nusikratyti, atmesti, mes praleidžiame savo pamokas, nes šis atmetimas yra tik viena švytuoklės pusė. Kitame konceptualaus proto polyje yra perdėtas sureikšminimas, nerimas dėl to, fantazija, mąstymas apie tai, kas įvyks ateityje arba kas įvyko praeityje, negalėjimas paleisti šios skausmo iš minčių kalėjimo. Tad norėdami tikrai išlaisvinti tai savyje ir transformuoti į išmintį ir šviesą, turime nei atmesti, nei perdėtai sureikšminti tos skausmo aplinkybės ir konceptualizuoti. Jei norime tikros transformacijos, įžvalgos ir susitaikinimo, turime apsikabinti savo skausmą, turime priimti jį lyg gerą draugą. Turime tapti geru draugu savo skausmui, kuris nei išmeta, kai draugui yra ypatingai sunku, nei bando jį pakeisti ir užkrauti jam dar daugiau naštos įvairiomis projekcijomis, kurias sukūrė protas. Pats skausmas savyje yra nei gerai, nei blogai. Tai nėra kažkokia kliūtis mums į dvasingumą. Mes kaip dvasinio kelio žmonės dažnai atmetame jį ir taip prarandame didžias savo gyvenimo pamokas. Ką turėtume daryti, yra integruoti, priimti, išmokti ir transformuoti. Skausmas yra gelmės ir didžios įžvalgos draugas. Kad suprastume tai, turime savo draugą ištraukti iš konceptualaus proto kalėjimo ir iš atmetimo, nenorėjimo su juo susidurti, nemeilės. Mūsų draugas, skausmas, yra plėšomas šių dviejų priešybių ir kiekviena jų neturi meilės jam ir yra susirūpinusios proto istorija. Turime išgelbėti jį iš šio konceptualaus proto. Turime atverti savo sielos vartus šiam skausmui, ištraukti jį iš konceptualaus proto ir pasodinti esybės rūmuose, šioje prigimtinio proto erdvėje. Prigimtinio proto pilnatvėje, ramybėje ir tyloje, nuoširdžiai priėmus ir būnant kiek reikia su skausmu, mes atrandame tikrą susitaikinimą. Ir pats šis skausmas mums atveria įžvalgą apie situaciją, atveria nepaprastą gelmę ir mus subrandina. Yra labai svarbu nekonstruoti įvairių konceptų, bet išgryninti šią patirtį, atpažinimu, kas esame, kaip esybė. Ir šis skausmas, kuris nesame mes, bet yra per mus pasireiškianti energija, kurios mes nei atmetam, nei kuriam aplink ją įvairius proto voratinklius ir labirintus. Pasilikime su savo draugu, skausmu, gelmės draugu, šioje bemintėje erdvėje ir tyloje. Išgelbėkim jį nuo konceptualaus proto, perdėto mąstymo apie situaciją. Ir tikrai pažinsime, kas yra priimti visą iš Dievo,
visatos rankų. Esybės erdvėje, šioje pilnatvėje, šis skausmas yra išgydomas. Yra tam tikras nepaprastas patyrimas, kuomet ši besąlyginė meilė ir šviesa, mūsų esybė, priima ir apkabina šį skausmą, nelygindama, neteisdama, nieko nesvarstydama. Tad skausmas, vietoje to, kad maišytųsi mūsų dvasinėme kelyje, teisingai integruotas, tampa tikrai naudingu. Jis suteikia mums gelmės, suteikia brandos. Ir nuoširdžiai priimtas, išgelbėtas iš proto kalėjimo, jis tyliai ištirpsta į esybės erdvę, palikdamas tik supratimą. Tai iš savęs nepažinimo, iš neatpažinimo natūralios proto prigimties skausmas negali būti išlaisvintas ir yra įstrigęs konceptualiame prote arba šaltame vengime jo ir nusisukime. Ši alchemija, ši transformacija yra suprantama esybės erdvėje. Kai nuoširdžiai priimame savo skausmą, toks, koks jis yra, be jokių istorijų, minčių, konceptų, idėjų, fantazijų, nerimo dėl ateities ar praeities, be jokių kitų atributų ir be jokio vengimo, šalinimosi ar atstumimo. Kuomet priimame šį skausmą, apsikabindami, sakydami jam, aš liksiu su tavimi, ir priimame jį į šią nekonceptualią erdvę ir tylą, būdami greta jo, nei smerkdami, nei lygindami, nei vertindami, tik nuoširdžiai patirdami skausmą, tačiau neužmiršdami, kas iš tikrųjų esame, kaip regėtoje, kaip erdvė, kurioje visi jutimai pasireiškia. Šis skausmas yra išvaduojamas ir jis mums atveria gilaus pažinimo, brandos, gelmės dovaną. Ir šioje ištikimybės draugystėje pamažu jis tyliai ištirpsta į esybės erdvę, praturtindamas mūsų sielą supratimu. Nepalikdamas jokių pėdsakų, jokių žymių ir jokio rando, tik įžvalgą ir gelmę, visišką susitaikinimą ir ramybę. Ir ši natūralaus proto erdvė yra tai, kas buvo, kas yra ir amžinai bus, niekada nepakitusi. Viso šio gyvenimo veiksmo nešališkoji regėtoje.